visokių. Labai gražiai apie vieną tokį turnyrą, labai gražiai aprašė Stasys Garniauskas. Jis vadinasi kaimiški turnyrai. Apie tai jums papasakos senjorė Augustė. Prašau. Kaime pensijų diena. Šniokščia šlama karčiama, prie kranų barmenė Morta, įpila visiems komfortą, pričiurlena su puta, sukasi vikri greita, o kai publika įšyla, Morta į visus prabyla. Vyrai, be ilgų kalbų, naują akciją skelbiu. Kas 9 išragaus, kas 10 veltui gaus. Vyrai ploja, jiem patinka ir alus, ir šeimininkė, stena pensininkas Žilas, 3 kortą įsikibęs, jaunesni ir vikresni, jį aplenkia greitesni. Garsiai juokiasi šeivukus, nesistengi, gausi trūkį, ta kortelė 10, nebe tau tėvuk skirta. Vakarėja, aiškiai matos, prie stalų retėja gretos, simbolėja po stalu ir kieme po mėnuliu. Dar minutė, dar kita ir darbotvarkė baigta. Krenta paskutinis vyras, baigėsi dienos turnyras. O į barą tuo metu Petras įeina, graudu tokį vyrą pamatyti, akys lyg bepročio švyti, krečia Petrą drebulys, jis juk vyras nebailys. Morta, Morta, aš su Jena, prietėlį priplojau vieną, oi kas bus, oi kas man bus, lysiu gyvas į kapus. Praskalavus tuščią tvortą, šitaip jam atsako Morta. Tu tik vieną, tai nerimta, šiandien aš paklojau 100. Pažiūrėki po stalu ir kieme po mėnuliu, lai padrybsiu, atsistosiu iki pensijos kitos.